Mažai klientai būna paklausę, žinai, apie 25 metų Honda CR-V hybridą. Šitas yra 25 metų, pažiūrėkit, visas juodas. Juodi ratai, juodas kėbulas, toliau turi beveik 10 000 mylių. Visur partronikai, prieki gale 25 metai, parsiduoda draudimo. Dabartinis statymas yra už jį $4150. Nu, kaip matot, mašina visa nauja, ledinė, kaip sakant, jeigu nebūtų po avarijos. Juodas salonas, gražiai apdaila, geros sėdynės, su raudonom juostelėm išsiuvinėta. Nu. O yra pagalvės iššokusios, kaip matom, galinės sėdynės, pagalvė ir vienos pusės stogo. Juodos lubos, liukas. Vidus idealios būklės. Belaidis telefono pakrovimas. Pabandom užvesti. Nėra raktų. Labai pastebėjau, raktus pradėjo nešti į ofisą, nebepalieka mašinose. Nežinau, kas čia buvo, gal pradėjo vogti daug ar kažkas. Nes seniau būdavo tikrai daugiau. Prikrauta pilna detalių, kaip matot. O detalės yra iš galo, nes gavęs į galinę dalį. Tai pradedam šonas. Vat, grinai galinė dalis visai yra pažeista. Smūgis tikrai nėra didelis. Šokis plasmasė, čia nedaug. Stogas, viskas gerai. Šita pusė irgi ideali. 10 000 net nėra nuvažiavęs, tai ką norėtų. Kėbulas ir vidus yra idealios būklės.